Autoaibė automobilių dalys ir reikmenys. Stabilų stabdymą garantuoja Allied Nippon, pasaulinio lygio stabdžių diskų ir kaladėlių gamintojas. Rinkis pagal automobilį autoaibė.lt. Kai visada sveiki atvykę nuo gražys epizodą ir kaip minėjau, reikia užsimti kedžių, tai dabar važinėjomės ir pirmas pitstopas, turėčiau paminėti, kad pavyzdžiui rytoj jau man reikia techninę apžiūrą važiuoti, nes jinai pasibaigė rytoj. Tai šiandieną pirmas dalykas, kuom reikia pasirūpinti žieminiam padangom, gerai, kad turim operatyvius partnerius, tai parašiau iš karto Autovils žino, kur padangų gauti, padangų gavo ir kaip tik vietoje čia yra montavimas, tai būtent dabar ir paliksim automobilį, kad permontuotų padangas. Tuo tarpu aš užsiminėsiu užsakymais, nes pakabukų užsakymų tiek prikrito, kad dabar reikia dėžučių visko. Nes tiesiog nesitikėjau, kad tiek daug ir taip greitai bus, bet nieko, susitvarkysim, operatyviai dabar viską sutvarkau, sukuriu dokumentą, konkrečiai visus skaičiukus suvedu, kad viskas būtų atvira, jums prieinami duomenys, kokį numeriuką jūs gavote. Skaidrumas yra pirmas dalykas, atiduosiu raktus, paliksiu mašiną ir lekiam toliau kitais reikalais. Šiandieną vykdome misiją, pabandom praeiti kedžių techninę apžiūrą, bet spėju, pirmą kartą tikrai gausim baltą lapą. Turim dabar jau galinės sėdynės, turim pasiėmę leidimą, turim kažkur 2 valandas automobilį pasivažinėti, nes senai su jo nevažinėjom. Tik problema tame, kad mes neturim trikampio, vaistinėlės, gesintuvo. Lygiai taip pat ir tepalo reikia truputį dasipilti, tai važiuojam į Autoaibę ir ten, manau, rasim viską, ko reikia mums išpildyti planą techninę apžiūrą. Tema yra tokia, kad iš Autoaibės pasiėmėm gesintuvą, turim marškinėlius kažkokius, vaistinėlę, tepalų pasiėmėm, bet pasiausiam dapilt nereikia, nes kaip nekeista, kedis nevalgo tepalų. Tai va, techo, ko reikėjo, įdėjom sėdynės. Principai mano planas yra dabar toks, atvažiavom į Raudondvario techninę apžiūrą. Automobilis šiaip yra pakankamai tvarkingas, lyg ir didelių niuansų neturėjo. Gerai, trikampis yra. Mūsų tikslas šiandieną, jeigu ir gausim, bet tikriausiai gausim baltą lapą, pagal baltą lapą keliausim į servisą ir jau tada žiūrėsim, ką reikia konkrečiai pakeisti, kad automobilis praeitų techninę apžiūrą, nes norėsiu dar papasakoti, kiek šitas automobilis laikė ar nelaikė per 2 metus, kiek aš jį turiu, nes techninė apžiūra baigėsi ir priminsiu istoriją, nuo ko viskas prasidėjo. Palinkėkit dabar sėkmės, pagal idėją automobilis viskas good, lengvai praputėm, o tas lengvas praputimas tai yra tiesiog apkrova autostradoje, kad išsivalyti suodžiai, nes automobilis stovėjęs. Žadintuvas reiškia, kad mes principė jau esam pasiruošę ir laikas judėti, žodžiu, laikom špygas, bet tikriausiai bus baltas. Ačiū visiems, kurie dalyvaujat konkurse. Tai šiuo metu pardavėm daugiau nei pusę pakabukų. Jeigu dar nežinote, apie kokį konkursą šneku, tai toj papasakosiu. Tiesa, dėl mano klaidos buvo pristatyta gamyba ir dabar tą klaidą išsprendžiau ir pakabukai jau mano rankoje. Todėl dėkoju už jūsų kantrybę, nes ateinančią savaitę tie, kurie užsisakė pakabukus, juos visus gausit į paštomatus. Kaip visada, pirmas blynas prisvyla ir tikrai nesitikėjau, kad tiek daug žmonių susidomės šitą akciją ir dar kartą dėkui jum, nes tokiu tempu greitai kalbėsim, kur pirksim kompresorių, ką su juo darysim ir kada jau įmausim ant automobilio. Kaip visą laiką, nors ir kiek darbo įdėčiau į automobilį, iki svajonės trūksta vatiekva, todėl siūlau jums prisidėti ir mainyti pakabuką į svajonę. Planuojame pagaminti 500 pakabukų ir visus surinktus pinigus investuoti į kompresorių, mapinimą ir viską, kad šitas automobilis pasirodytų pro lygoje. Planas pakankamai paprastas. Jūs prisidedate prie svajonės ir mes išrenkam 5 laimingosius, 3, kurie laimės Uphill Drift taksi ir 2 žmonės, kurie dalinsis po krepžesys džemperį ir lipdukų peką. Kiekvienam parduotam pakabukai bus priskirtas numeriukas, pagal kurį ir išrinksim nugalėtojus. Patys pakabukai pagaminti iš nerūdijančio plieno, todėl lieka visam laikui kaip atsiminimas. Todėl visus norinčius prisidėti prie ateinančio sezono kviečiu į krepžesys.com arba rašykit man į Instagramą ir įsigykit pakabuką mainais į pro svajonę. Tiesa, tie, kurie negali prisidėti, nenuliuskit, laikas ir komentaras yra lygiai taip pat gerai, jie irgi labai vertingi ir padeda kanalą stumti į priekį. Vis dėlto gavom baltą lapą, bet nėra taip blogai iš tikrųjų. Kad mes praeidavėm techninę apžiūrą, man reikia tik vieną dalyką pasidaryti, tai yra susitvarkyti va šitą lemputę, kad būtų numerio apšvietimas tvarkingas, tai šiek tiek matau bus pasioksidavę. Tai principė dabar išsiardau, nueinu, nusiperku lemputę ir grįžtu į techninę apžiūrą ir eilinį kartą viskas yra vietoj ir patogu. Nušakęs, ta prasme techninę apžiūrą reikia praeiti, man nereikia į kitą miesto galą važiuoti, ieškoti iš šių dalių. Vienoje parduotuvėje viską galiu rasti. Tas žiauriai yra naudinga, ypač kai dabar yra piko valandos, o piko valandom, žodžiu, pasiėmiau įrankių ir dabar judam į darbus. Realiai nieko naujo. Net nenustebino, kad niekas čia neveikia, nes viskas atrodo pakankamai prastai. Toj pakeisim ir bus good.
gavom visą plasmasėlį su pačia lemputė. Tai žodžiu tobulą. Dabar literaliai 5 minutės ir turim techą. Nu, bent jau toks planas, tikėkime dos, bet sakė, šiaip turėtų viskas išeiti šiandieną, suksimės ir paeis. Nu jo, automobilis realiai visą laiką buvo prižiūrėtas, važiuoklė tvarkinga, padangos naujos, tai lempos visos veikia, nu, išskyrus šitą. Be matodo, bet pasibėjau, kad sugebėjau praleisti esminę dalį, tai paskir, kad žalią lapą turi kėdis. Viskas gerai gavosi. Porą defektų liko, bet jie lyg ir gali likti. Su laiku aš juos išspręsiu, bet jie nėra kritiniai. Good. Aš nežinau, kodėl taip įvyksta, bet prieš kiekvieną filmavimą kažkas būtinai turi apgadinti mašiną. Tikiuosi, čia į sėkmę. Ne veltui dabar randamės karjerę, nes čia principai yra džipas, kasdienis automobilis, šiukšliavežys, taurigas, viskas viename, žodžiu, su 1.9 varikliuku. Prieš pradedant pasakojimą nepamirštam, uždedam laiką, parašom komentarą. Nesenai baigėsi automobilį techninė apžiūra, tai pirmas dalykas, ką mums reikėjo padaryti, tai nusipirkti padangas ir kam tekia žiemą staigiai stabdyti, tai suprantate, kad tai yra minimum nesaugu. Su tais nesaugumais tai galima netyčia ir mašiną apversti arba nusirašyti, o mes tai mėgstam daryti tik drifto trase ir tik savo noru. Tai šiuo metu tiesiog turim naują kiną, kuris turi pakankamai protektoriaus, nauja padanga ir jinai principė darys tą, ką reikia. Pakankamai pigus variantas, atliekantis savo darbą ir drifte, ir principė kasdieniam automobilyje, nes negaila ir galime pasikeisti už atitinkamai gerą kainą. Tai būtent prieš 2 metus mes nusipirkom šitą automobilį, jis truputį kitaip atrodė, kitokio stovio buvo, taigi visą laiką pradėjom nuo paieškų, ar tai būtų autogydė, Facebook ar Marketplace'as, visur ieškom automobilio, kuris turėtų ar tai kažkokį defektą, kuris nebūtų toks kritinis. Tai teko peržiūrėti tikrai ne vieną automobilį, aišku, standartiškai porą automobilių atkrenta tiesiog patikrinus VIN kodą per carvertical.lt, tai ten labai paprasta, įsijungia ataskaitą, matai, kad porą kartų buvo virtęs, netinka, matai, kad draudimas išmokėjo daugiau žalos nei automobilio vertė, kad nors buvo iš esmės. Ten jau nekalbu apie ridą, nes ten išis skaičiai išoro. Būtent šitas automobilis to vis sudomino, kad vienintelė ataskaita, kuri buvo švari, bet pats skelbimas, buvo truputį sketchy. Kelis metus neturėjo techninės apžiūros, buvo apleistas, stovėjo ilgą laiką tiesiog ant žolės ir man atrodo dar perikupas pardavinėjo, tai žodžiu daug klausimų buvo. Tačiau buvo keli pliusai. Automobilis buvo neseniai perdažytas, turėjo smulkių defektų, iki dabar iš tikrųjų jie vis dar nesutvarkyti. Neklauskit kodėl, taip jau būna. Automobilis turėjo keistą variklį ir šiaip tai nėra problema. Problema gal buvo, ką po to mes radom, o mes radom, kad reikėjo keisti velenėlį. Dar kartą iš tikrųjų ačiū Rimvidui ir jo kolegom, nes labai daug laiko investavo šitą automobilį, kad jis važiuotų ir labai daug dalykų prakonsultavo apie Volkswagenus. Dabartiniam servise, kur tvarkau šitą automobilį, irgi nukreipė ten. Dėkui jam labai. BMW tai ne Vagas, o Vagas tai ne BMW. Tai viską, ką sužinojau, tai sužinojau iš jo. Automobilis turėjo barškantį smagratį, kuris iš tikrųjų ganėtinai ilgai atlaikė, bet dabar jau prieisim po to, kiek jį investavom, kad jis tos 2 metus atlaikytų. Kad automobilis važiuotų ir savo eiga praeitų techninę apžiūrą, mes investavom apie 2,5 tūkstančio, o nupirkom patį automobilį už ir gaunas totali suma. Tuo momentu tokio tipo kedžiai 1.9 TDI, būtent 77 kW, parsidavinėjo po 4 tūkstančius ir principė pagal jo išorės stovi, investavus jo važiuoklę, pilnai perinkom, išmetimas, variklio velinėlis, visi ten reikalai viduje pakeisti, gavome pakankamai tvarkingą kedį su išorė, su važiuoklė nauja, su naujų techų už gerą rinkos kainą. Jau perkant automobilį mane perspėjo, kad bus problema su sankaba, nes jinai jau naudota įdėta ir ją tikriausiai reikės smagračių. Ir prie to ir vedu, kad per 2 metus reikėjo principę pakeisti tik kelis dalykus ir nieko praktiškai daugiau neinvestavom į tą automobilį. Važiuoklė vis dar iki šiol tvarkinga. Tikriausiai didesni fanai kedžių galėtų paaiškinti, ant kiek čia yra paprasta važiuoklė, ant kiek ją lengva persirinkti ir ant kiek čia yra darbinis arkliukas, kur tiesiog patikėkit. Aš išnaudoju šitą mašiną pilnai, jau kelis garažus esu iškraustas, ką jau kalbėti, kiek tonų esu pervežęs. Visai nesenai prieš porą mėnesių teko pasikeisti greičių dėžę ir sankabą pilnai. Greičių dėžė lygiai taip pat nuo pat pirkimo, vienas bėgis truputį striginėjo, tai dabar pasikeitė jinai, sankaba, kaip ir minėjau, smagratis barškėjo. Profilaktiškai po 2 metų jau girdėjosi, kaip tas garsas aukštyn. O kai mes žinom, jeigu garsas didėja, problemos ir išlaidos lygiai taip pat iš paskos eina. Automobilis iš esmės gaudavo tik tai tepalų keitimus, tai dėžė buvo apie 200 kažkiek eurų, sankabos komplektas ir gavosi remontas 700 eurų po 2 metų. Ir dabar mes vėl turim, principė, visiškai tvarkingą automobilį, kuris vėl savo eiga praėjo techninę apžiūrą ir dar karnaus metai iš metų. Bet aišku, atsirado ir smulkių defektų. Kas pažįsta šitus modelius, tai žino, kad automobiliai žiauriai patikimi, tik tai tam tikros spalvos, kaip man aiškino, turi tendencijas rudyti. Tai kaip ir minėjau, automobilis nuo pat pirkimo stovėjo žaliuose. Šitie visi dalykai po truputį didėja ir čia manau visiškai normalu. Šitų gal dalykų nebuvo, parūdijimų visokių, bet kuriam automobilyje, ypač darbinėme, šitie dalykai yra visiškai normalu. Net ir šitų durų kampas tikėjau, kad nukris, nes jau
perkant jis buvo labai sketchy padarytas, man atrodo, ant kartono laikas ar ant klijų, nu tai žodžiu, ne problema ir jį susitvarkyti. Ir tų rūdelių mažų atsirandančių bijoti yra visiškai beprasmiška, nes automobilis, kai tik jau 2 žiemas apturėjo, nu ir dabar ir 3 bus ir tikrai atsiras visur rūdelių. Tai tiesiog prieš kiekvieną žiemą nusipirku rinkinuką, stengiuosi pašalinti tas paviršutinės rūdeles, praeiti su teptuku nuo rūdžių, spalva ir lakas. Viso to tikslas yra rūdim neleisti išsiplėsti, o kai jos neišsiplečia, tai principe nereikia perdažinėti pilnai detalių, nes visi žinom, kad dažyti detalės yra brangu. Esminis momentas, kuris mane nustebino apie šitą variklį, kad jis visiškai nevalgo tepalų, o tepalų pakeitimų jau dabar net neskaičiuoju, kiek buvo, nes automobilis darbinis arklys. Sukamas kilometražas kiekvieną dieną ir, retkartais galiu pasakyti, kad būna ir praputimų. Todėl po pradinio velenėlio remonto praktiškai nieko čia ir nekeitėm. Ką jau kalbėti apie tai, kad tai yra patikimiausias etapas žiemai, nes nei karto nepavedė ir daug kartų padėdavo užkurti kitus automobilius. Taip, tik nusipirkos automobilį, kad jis praeitų techninę apžiūrą, kaip ir minėjau, reikia investuoti pinigų, bet nuo to laiko jokių kaprizų, užsikuria, važiuoja patikimas daiktas. Ypač jeigu nebendraujat su duobėm ir jums gaila važiuoklių, tai va šitam automobilyje važiuoklė gale lingės. Tai čia vienintelis niuansas, jeigu važinėt su juo kasdieną, tai lengvai jausis, kaip automobilis jūs taip po truputį sups. Nėra taip blogai, kaip jums galėtų pasirodyti. Bet kaip aš mėgstu išsimti sėdynės, važinėti su pilnu baku, jeigu truputį greičiau važiuoja arba kokią duobelę pagauni, tai tu pajauti lengvą tą jausmą, kai tavo kūnas lengvai sulinguoja. Šito automobilio tikslas būtų darbinių automobilių, su kurio gali pakeliauti. Taip pat viena iš įdomesnių temų – kuro sąnaudos. Šitas automobilis yra iš tikrųjų pakankamai ekonomiškas. Principe, užmiestyje važinėjant, aš telpu pilnai 6-7 litrus dyzelio, bet turint omenyje, kad pas mane koja dažnai nuslysta ant gazo pedalo, nes tiesiog yra toks įprotis, gal čia tiesiog iš V8, tai jis faktas prideda vieną arba kitą litrą. Ką jau kalbam apie žiemą, tai tiesiog dasideda vienas dyzelio litras, bet, bet čia ir taip suprantama, kiekvienam automobilyje lygiai taip pat ir būna. Gal mažiau ekonomiški reikalai prasideda, kai pradedi važiuoti 130-120, turint omenyje, kad jo tikslas yra pervežti daiktus. Kadangi būtent šitas automobilis ir temps E90, galim pakalbėti apie tai, kad 1.9 TDI ir tempimas priekabos turi lengvų keblumų. Pagrindinis keblumas, kad čia yra 77 kW, galima pačipuoti, bet mano tikslas buvo automobilio originalios palikti viską originaliai, nes kas originalu, tas nelūžta, o kas nelūžta, tas yra patikima ir kaip mes visi žinom, jeigu tu važiuoji į kelionę truputį ilgesnę arba tempiesi automobilį, ten tarkim į Klaipėdą kokią, mažiausiai tu nori, kad automobilis sulūžtų pakeliui ir tau reikėtų dar tralą ir priekabai kviestis ir automobilį. Tai žodžiu, šiuo klausimu pakankamai neblogai tempia, 90-100 laiko stabiliai, kadangi automobilis visą laiką būna prikrautas, tai tempia stabiliai. Vienintelis niuansėlis, kad jeigu kokia nors didesnė įkalnė, tai taip, retkarčiais reikės mesti 4 bėgį, bet tai nėra taip jau blogai. O kalbant bendrai apie ekonomiją tempiant, kokią ekonomiją pasiūmės 1.9, tai tempiant truputį kuro sąnaudos padidėjo. Tikriausiai esminis pliusas, kad šitam automobilyje pavarų dėžės perdavimai labai dėkingi, ypač važiuojant mieste arba tempiant priekabą, nes automobilis yra būtent pritaikytas tam, kad visą laiką būtų sūkiuose, visą laiką jam būtų lengva priekabą tempti, o to labiau, jeigu važinėjai mieste, tai reiškia labai lengva įsibėgėti, labai lengva lėtai judėti. Ir čia aš kalbu apie 1-2 bėgį, nes jeigu lyginant su kasdieniu universalu tempiant, tai tikrai buvo daug daugiau reikalų ir tikrai ne taip patogu. Bet visi žmonės, kurie perka šitą automobilį, gal turi didžiausią dilemą pirkti su tokiom durim ar su atidarančiom šoninėm, tai šitą klausimą negaliu atsakyti, bet mes pasirinkom su viena dideliam durim, kas yra labai patogu. Kaip matot, čia yra šiukšliavežys. Tai reiškia, kad kadangi automobilis yra darbinis, tai jame bus visą laiką pilna daiktų reikalingų, nereikalingų. Šiaip dažniausiai šitų sėdynių nebūna. Driftui pilnai automobilio talpos užtenka semi-pro lygai. Į pro lygą jau truputį sunkiau bus, bet manau vis tiek viską įtalpinsiu, kai tvarkingai viską sudėliosiu. Nes kaip ir minėjau, automobilis jau ne vieną kartą yra išvalęs ir ne vieną garažą ir ten jau tonomis reiktų skaičiuoti, kiek esame į žalvarį pridavę visokių nesąmonių, ar tai plasmasių, ar tai salonų. Lygiai taip pat ir padangų, kiek čia išvežta, tai 100+ padangų iš vieno garažo, tai automobilis talpus, ir praktiškas. Tai tikriausiai būtent dėl to šitą automobilį ir perka, nes jis yra praktiškas. Tai pavyzdžiui, lygiai taip pat ir priekį salone įvyko ups. Kam nepasitaiko, bevežant reduktorių iš garažo, jis iškrenta iš čia, visas tepalas ant sėdynės ir tai visiškai tavęs nejaudina. Nežinai, kad bet kada gali susirasti kitą sėdynę, kuri ten kainuos tikrai ne per daugiausia. Ir tave tai atpalaiduoja, nes tai yra darbinis automobilis ir būtent todėl jos ir perka, nes jo negaila. Išsiemi tam tikras plasmasės ir tu gali bet ką įmėtit ir viskas bus gerai. Ir čia yra atskiras dalykas. Nes jeigu užsiemi driftu, tai tavo taurigas, jo kažkiek turi būti negaila. Nes jeigu kiekvieną kartą, kai tu dėsi, išimnėsi ratlankius iš automobilio, kažkur kažką faktas, kad nubrėš. Ir ant kiekvieno nubrėžimo emotional damage turėt, čia yra per brangu. Todėl pasirinkti automobilį, kuris būtų praktiškas, tau neskaudėtų ir tarnautų. Tai mano atveju Kedis tai padarė. Kaip Kedis komplektacija turi visai neblogą, mes turim porankį, mes turim prieš rūkus. Čia kažkas sakė, taip vadinasi Kedija komplektacija, nes, o ko čia daugiau norėt. Elektriniai langai, kondicionierius pasirodos yra, kuris kaip ir veikia, bet tiesiog kažkas pamiršo
pamiršo pašalinti lyką ir mes vėl nebeturim freono. Tai šiaip iki pilnos laimės čia reikia pagaliau įsidėti autopilotą, kas yra tikrai nesunku, ir pasidaryti Bluetooth'ą, kad galėčiau klausytis muziką ir visi šitie klausimai kaip ir pakankamai lengvai išsprendžiami. Autopilotui reikia rankenėlės, o Bluetooth'as principė tiesiog aplankyti žmogų, kad jis tai sutvarkytų. Aišku, yra pasirinkimas čia įkišti Androidą, bet paliekam viską originaliai ir gražiai. Tačiau faktas, kad kiekviena istorija yra dalinė tiesa. Todėl rašykit komentaruose visi, kurie turit kedžius, ar aš kažką netai pasakiau, bet principė patikimas automobilis, važiuoklė realiai nemirštanti, variklis man patiko, ta prasme jokių priekaištų neturiu, eilinė žiema, ta prasme visus prikurnėdavau, kelionės irgi, kuro sąnaudos realiai, mane stebindavo, tuo pačiu užsidėjus ratlankius įdomesnius, automobilis visai neblogai atrodo, svarbiausia atlieka savo darbą. Faktas, kad automobilis senesnis, jis yra 2005 metų, todėl apie išvaizdą nekalbam, čia jau kiekvienas skonis, techninę apžiūrą praėjom. Taurigas beveik praktiškai paruoštas, tai lieka sužiūrėti stabdžių diskus, kad faktiškai spėtumėm sustoti, kai tempsim pilną rygą. Tai žodžiu, tokiais žingsniais mes po truputį ruošiamės į Pro lygą, tai prižiūrim visas sudedamasias. Ne tik E200, bet ir tai, kas jį temps, kaip temps ir vėlgi, ten, kur padangos vešis. Šiam epizodui tiek, tikiuosi jums patiko ir susitiksim kitam epizode, kur tikriausiai jau judinsim kitus drifto bolidus. Sekančią.